Sveikos mielos besilaukiančios mamos. Šiandien pasidalinsiu su jumis 10 savo mėgstamiausių pratimų, būtent nėštumo periodui. Jie tinka nuo pat pirmo iki pat paskutinio trimestro. Darykite juos drąsiai, tačiau tuo pačiu su įsiklausimu į savo kūną. Pradėsime. Nusileisime ant žemės. Keliai plačiai, kojų nykščiai susijungs. Ir nusileidžiame į pirmąją pozą, tai yra kūdikio asana. Prispaudžiam kaktą, jeigu pavyksta. Jeigu nepavyksta, tada dubenį laikykite pakeltą aukščiau. Ar ne? Ir bandom kuo labiau prisispausti prie žemės. Ramiai giliai įkvepiam. Ramiai giliai iškvepiam, atsipalaiduojam. Ir dar sykį ramus gilus įkvėpimas per nosį. Iškvėpimas, paleidžiam, atsipalaiduojam, išsitempia stuburas. Gerai. Dabar delnus prispaudžiam tvirtai prie žemės ir per aukštą bangą, tokią išgaubtą nugarą, kylam ant 4. Gerai. Pasižiūrim į viršų karvės asaną, čia nepersitempkit. Ir žemyn su iškvėpimu katė. Karvė. Įkvėpimas. Iškvėpimas katė. Ir dar kelis kartus. Leiskit savo pajausti savo kūną, neskubėkit. Gerai. Ir švelniai lėtina. Sustojam. Nusileidžiam ant alkūnių. Suimam pirštus patogiai. Ir prasukam dubenį dabar ratu. Vėlgi čia galit užmerkti akis, įsijausti asaną, pajausti save, pajausti savo kūną. Įkvėpimas, kai judat į priekį, iškvėpimas, kai judat atgal. Jeigu kažkas kažkur kliūna, atrodo stringa dubenyje, sustokit į tą vietą, pakvėpuokit, atblokuokit. Gerai, dar 2 ratai. Su kvėpavimu ir sustojam į kitą pusę, pradedam sukti. Gerai. Gerai, viską, ką į vieną kryptį darot ir į kitą. Masažuoja dubens sritį, supuojat savo kūdikį įsčiose, kad ir kiek dabar savaičių būtų. Šitas pratimas jums labai labai tinkamas. Atveria dubenį, nuima įtampą. Prajudina apatinę nugaros dalį. Gerai, švelniai lėtinam. Ir sulėtinam. Gerai, atleidžiam rankas. Dabar šuniuko asana. Taip, kakta prisispaudžia, dubuo lieka pakeltas viršui. Prisispaudžiam, vėl ramiai įkvepiam. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Ir dar sykį įkvėpimas. Ir iškvėpimas, atsipalaidavimas. Gerai, švelniai nusileidžiam dabar. Atsisėdam ant kulnų ir iš čia pereinam į jogo įtupstą, vadinamą malasaną. Čia žiūrėkit, kad jūsų kulnai būtų prisispaudę prie žemės. Jeigu nepavyksta, pabandykit praplatinti kojas arba susiviniokite kilimėlį. Štai šitaip ir užsilipkite ant jo. Gerai? Taip, alkūnės įsiremiate į kelius. Tiesi linija nuo degikaulio iki viršugalvio. Ir taip pat nenumeskit save žemyn, bet pakelkit, kilstelikit dubenį, laikykit save tvirtai. Ir čia galima pabūti ilgai, galit pabūti 5-10 minučių, kiek tik jau norisi. Labai sveika nėštumo metu yra daryti šituos įtupstus. Vienintelis dalykas, kada turėtumėte atkreipti, jeigu jau yra daugiau negu 34 savaitės ir kūdikis sėdi. Ne žemyn galva nusileidęs, o sėdi užpakaliuku į apačią. Tada šitų asanų venkite, nes tai pagilins kūdikio sėdėjimą. Jums tada reikalingos daugiau pratimai ant 4.
kad kūdikis apsiverstų. Bet jeigu kūdikėlis žemyn galva arba dar nėra 34 savaičių, drąsiai galite čia būti. Atsiverinėja dubuo, stipriname šlaunis ir galite čia dar pajudėti šiek tiek iš šono į šoną. Ramus kvėpavimas. Gerai, šitos asanos, visi įtūpimai gilus yra labai mėgstami nešiųjų jogas, taip pat akušerių, pribuvėjų, dūlų. Labai rekomenduojama būtent besilaukiant nėštumo metu juos daryti. Gerai, paruošiamus gimdymui. Švelniai sustojam. Gerai, dabar mes pakilsime per tokį prasitempimą, tai galva leisis žemyn, kaklas atpalaiduotas, kelį susilenkia ir neskubėkit. Nebūtina tiesti kelių labai greitai, po truputį, po vieną stuburo slankstelį mes kyla. Gerai, įkvėpimas dabar. Ir delnai namaste iškvėpimas. Gerai, suspaudžiam delnus. Ir tokie prasisukimai į šonus plačiom kojom ir į vieną pusę, į kitą. Viršutiniai nugaros daliai prasukti su giliu ramiu kvėpavimu. Gerai. Ir švelniai lėtinam, sustojam. Vieną rankytę nuleiskit po pilveliu, kitą ranką tolyn išsitempiam, žvilgsnis į dangų ir pakeičiam kryptį. Ramiai kvėpuojam ir dar sykį vieną pusę ir į kitą. Gerai, dabar prasuksim dubenį aštuoniuke. Ir vėl dubens sukimas. Nėštumo metu judinkit dubenį. Atpalaiduokit, leiskit palaiduoti savo klubų sritį. Nuimat įtampą, kad čia viskas būtų lengva. Laisva. Ramiai kvėpuodama judat su iškvėpimu, su judesiu. Paleidžiat įtampą, paleidžiat sunkumą. Čia nusėsta daug sunkių emocijų. Dabar per judesį mes paleidžiam, atpalaiduojam. Gerai, kitą pusę. Viskas, kas į vieną kryptį, tas ir į kitą turi būti padaryti. Gerai. Ir dar truputį liko paskutiniai keli judesiai čia ir tada dar 2 pratimai, kuriuos šiandien jums norėjau parodyti. Gerai, galite šią seką daryti kasdien, galite prasilginti pratimus. Gerai. Ir švelniai lėtina. Sustojam. Gerai. Kojos plačiai 45 laipsniais pėdos pasuktos. Ir dabar tūpsime į deivės asaną. Čia dubuo neišriestas, o į priekį. Ir keliai atgal eina. Gerai. Tiesi nugara, rankos į kaktusą. Ir padarysime tokius 8 aukštyn žemyn judesius. Gerai. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam. Iškvepiam, su kvėpavimu. Tvirtas judesys, laikot save. 5, 6, 7, 8. Gerai, įtūpiam, pabūnam čia. Ir rankytės į viršų nusileidžiam. Suvedam kojas artyn ir paskutinis pratimas. Tūpsime į kėdę. Kojos vėlgi pečių plotyje, dubuo neišriestas, o į priekį, pečiai nuleisti, rankos į viršų. Nebijokit, nėštumo metu rankas į viršų kelti galima. Tupiam gilyn. Gerai. Ir dabar stebėkit, neišrečiam ar ne nugaros. Keliai neužeina už kojų pirštų. Ir dar gilinam, dar gilinam. Dar ramiai kvėpuojam, laikom save. Gerai, ir čia galite pabūti irgi iki minutės, gal net iki 2, jeigu norisi stiprinti dar labiau kojų raumenis. Ne, šitie raumenis dalyvauja gimdyme.
Gerai, stumiam, leidžiamės tiksliau žemyn, stumiam save žemyn ir švelniai nusileidžiam, atsisėdam. Štai buvo keli mano mėgstamiausi pratimai nešiųjų jogoje. Aš jau sušilau, tikiuosi ir jūs. Darykite juos, kaip minėjau, kasdien. Joga nėštumo metu turi labai ypatingai gerą poveikį. Tai tikiuosi, jūs taip pat turėsite galimybę tai patirti, pajausti ir išbandyti. Iki kitų susitikimų.